žinutę tavo. Galim susitikti. Tai tada po pusvalandžio sutarta. Iki. Tai kaip tu jautiesi? Gerai. Bet atrodai tai labai prastai. Kaip bomžas. Tai kas ten vakar buvo? Julika paliko mane. Ir išėjo pas tą susmurgėlį, tą Všinikovą. Ir ką norėjai abudu nušauti? Nenorėjau nušauti, norėjau pagąsdinti ir tiek. Ir viskas, praradau kontrolę. Ko tu žvengi čia? Žvengiu, nes savivaldos kontrolę praradai, pusiausvyrą praradai. Žiūrėk. Nepasikartos daugiau taip, viskas. Aš važiuoju į susitikimą. Girdi mane? Čia surašiau tau sąrašą, ką turi padaryti. Ant lapelio. Matai? Matau. Surask Benios buvimo vietą. Beni įtariamas dėl sprogimo? Kito varianto neturiu. Pažiūrėk, ir naudojasi kreditinė kortelė. Ar turi telefoną savo vardu registruotą? Girdi, ką sakau? Girdžiu, tai padarysiu. Ir svarbiausia, Mirkantai. Nu kaip tu atrodai? Kas čia per outfitas? Tu ne pirty, ne į bizai. Susitvarkyk. Sveikas. Labas. Kaip laikaisi? Puikiai. Tai aišku puikiai, nes ne tavo žmonės į dangų keliauja. Buvo pas mane Henrikas su saviškiais. Ir kokį tas Henrikas su savo žmonėmis iš tavęs norėjo? Norėjo sužinot, kur Benė. Aš irgi tų pačių klausimų. Mes seniai pažįstami, matėme šiltų ir šaltų. Tau būkime atviri. Gerai, pasikalbam. Buvau iš ligoninėje. Su Henriku. Po jo brolius mirties. Jis buvo piktas. Labai piktas. Manęs neklausė. Ir jis nori keršyti. Suprantu. Tai ką Benė galvoja daryti? Nežinau, aš klausiau jo. Pagalvok, ar verta kariaut. Tai numykė kažką ir paskui tik išgirdau, kad sprogo. Kuogi jie nepasidalina? Narkotikai. Umarai perdavė Beniai pirminę narkotikų formulę. Jis patobulino ir metė juos per bortą. Jie buvo pasigavę Benio, bet jam pavyko pabėgti. Tai nebenori duoti antro šansų.
Kas čia per narkotikai? Delfinas toks. Girdėjau tokio. O kam tu mangiui liepėjai sekti sodybą? Norėjau sužinoti, ar tam gimtadienyje nesilanko maniškiai, ar nepalaiko gerų santykių su jais. O kodėl tau tai svarbu? Noriu pradėti verslą statybų. Kapitalas. Reikėjo injekcijos. Pasiūliau prisidėti Beniai. Prisidėti pinigais? Taip. Alio. Niekas nesikeičia? Gerai. Tuoj būsiu. Prašom. Galima? Prašom, prašom. Skambinamas. Aš nuo Konecko. O kolega? Čia apsauginis. Čia rami vieta. Saugot nieko nereikia. Žinot, mes 90-ais sakydavom, nelauk, kol žaibas trenks. Pasirūpink stogą iš anksto. Jūs nepasikeitės. Mes pažįstami? Kažkur matėmės? Daumanto vestuvėse. Bet čia seniai prieš 10 metų. Ai, Daumanto, Todesu. Atsimenu. Bet palaukit, tai čia buvo prieš 12 metų. Neatsimenu. Tikrai neatsimenu. Žinote, 200 žmonių buvo, sunku atsiminti, bet to, žinot, ir metai, amžius. Gerai. Tada prie reikalo. Čia 2 milijonai. Kaip prašė Koneckas. Skaičiuosit? Taip. Ne, nu čia niekas nesibaigs. Šaudymai, grasinimai, sprogdinimai, nužudimai. Kol aš Benios neužsidarysiu. Ką tu nori pasakyti? Kad aš dabar turiu priduoti savo draugą? Aš noriu pasakyti, ne kad draugą nori priduoti, o kad karą reikia sustabdyti. Aš nežinau, kur jis yra. Hardai, tai sužinok. Esmė yra tokia, kad reikia išmušti iš jo delfino formulę. Ir viskas baigsis. Benė Umaram pretenzijų neturės ir Umarai Benį neturės. Ir bus taika ir meilė pasaulyje.
Na kaip? Dirbam kartu. Nežinau. Ko tu nežinai? Man reikia pagalvoti. Tai galvok. Paskambink man. Kągi, 2 milijonai. Čia jūsų. Dovanoja. Gerai, ačiū. Atleiskit, bet aš turiu vieną klausimą. Klauskit. Kauneckas man apie jūs nieko nepasakojo. Tai, kad mes tik prieš porą dienų susipažinom. Aišku. O Benė, kokį ryšį turi su visu to? O Benė su mano dukterim susižadėjo, greit bus giminė. Bet toks ir ryšys. Aišku. O atleiskite, kaip į jūs kreiptis? Baronas. Baronas? O, įdomi pavardė. Čia pravardė. Pravardė, dieve tu mano. Mes jau, taip sakant, vienas žingsnis į amžinybę, o pravardėm, kaip mokykloje. Gerai. Tada Germanas. Labai malonu. Kanarskis Janikas. Nu, tada dar tokį vieną klausimėlį turiu. O kaip mes visą šitą forminsim? Priimsit mane į dalį. Jūs čia pinigus kalbėt, dauginat, statybos. Labai rimtas biznis. Taip. Tai, na ir 10% man už tarpininkavimą. Kiek? 10. Jūs juokaujat. 10%. Nu, gal kokius 5 nuo visos sumos ir skirstomės. Gerai, tada išrašykit man paskolos raštelį. Likusiai sumai. Kaip čia išeina? Palaukit. Tai aš iš jūsų skolinos? Nu, taip išeina. Tai palaukit, čia iškreipia visą esmę. Kokią esmę? Nu, Kauneckas man nepasakojo, kad kažkas įsiterps. Mes taip nesitarėm. Taip atsidarkit. Atleiskit, bet aš tą turiu paskambinti. Aš niekur neskau. Mėtinė. Patys mylimiausi. Ir mano. Kaip sekės? Dvejopas jausmas. Planas gal geras, bet būdas jį pasiekti nelabai. Koks tas būdas? Šarkys kaip ir teisus, kad reikia panaikinti konflikto priežastį. Benė turi atiduoti formulę, tada jam nebus priežasties kilint humoro. O humorui bus kompensacija dėl nuostolių. Man tai kaip ir logiška. Taip. Bet tam aš turiu prisivilioti Benę ir priduoti Šarkiui. Irgi logiška. Bet aš nepasitikiu Šarkiu. O jeigu jis nesilaikys plano, ims ir pasodins Benę. Jo, čia irgi logiška.
Aš net nežinau, ką tau patart. Alio. Dabar mieste. Gerai, tuoj būsiu. Mirkintai. Negerai darbę mėgoti. Čia atsakymas dėl Benios. Atsirado? Atsirado, tai šiąnakt išskrido iš Karmėlavos į Varšuvą. Bėga žiūrkė. Bėga, bet bus ramiau. Nebus ramiau, Mirkintai, nebus. Jau žmonės čia lieka. Su kuo tu buvai susitikti? Su Kaunecku. Jis vienintelis. Mums gali padėti susitvarkyti su Bene. Sutiko? Daviau laiko pagalvoti. Kauneckas dabar visai kitoks. Jau anksčiau. Statybose dirba, milijonus varto. Apie narkotikus net nenori girdėti. Tu, Mirkintai, prisimeni, aš tu pasakojau apie ekspertų išvadą dėl delfino. Ai, čia tas naujas narkotikas. Tai čia Benės darbas. Eik. Nuknyso nuo Umarų idėją, bet bijo atsakyti už savo veiksmus, todėl pats bando juos nuimti.